Treneri, koks jūsų komentaras po šiandienos rungtynių? Gal rungtynės apylygės, turbūt ir viena ir kita komanda turėjo begalę momentų įmušti. Jie išnaudojo, daugumą geriau realizavo, mes ne, ir tai gal tai ir lėmė tas dalykas, kad jie realizavo savo šansus, tos momentus, o mes ne. Ir iki trečiojo kėlinio buvo jau varžovų persvara 3-0 ir nemažai jų buvo iš daugumos ir nemažai buvo būtent tų baudos minučių. Ar manot, tai yra dėl nuovargio po vakarykščių rungtynių? Keletą minučių, manau, buvo. Aš negaliu kalbėti apie teisėjų darbą, bet, manau, tokių diskutuotinų dalykų, tai nežinau, čia jie turbūt geriau mato negu mes. O taip, reiškia, minutės buvo, praleidami įvarčius blogai, o patys neįmušė. Ir šį savaitgalį abu mačai su Talino Panter ekipa, viename pasiekta pergalė, šiandien dėja ne. Kaip manot, kokie esminiai skirtumai tarp vakarykščio mačo iš Elektrėnų pasirodymų? Tai kovojom vienodai, tikrai kovojom vienodai, laimėt norėjom vienodai kaip vakar, kaip šiandien, tik tais, gal trūko jėgų, kad paskutintą metimą padaryti, įmušti įvartį, bet tikrai irgi momentų sukūrėm nemažai, tik tais turbūt trūko to, kad įmušti įvartį. Ir klausimas dėl varžybų gausos, man atrodo, šiandien yra jau 10-osios rungtynės per spalį, prisidėjo taip pat ir kelionė į Rumuniją. Ar manot, toks varžybų kiekis daro įtaką žaidimo kokybei? Mes reguliuojamės tam tikrą kiekį, turim išeiginių, tai kad bandom tą krūvį reguliuoti, žiūrėti, tai kad, aš manau, atlaikysim tikrai. Ir dar laukia kitas savaitgalis vėl dublis, abi varžybos per trumpą laiką. Tai čia pas mus dabar daug dublių turbūt gausis ir tikrai kovosim, sakau, mes tą komandą, kur einam visada laimėti, o kaip kartais pasiseka, kartais ne, tai pažiūrėsim, kaip bus. Ačiū, sėkmės. Iki.